Aš tada esu ramus, supratęs, kad mano kūnui iš tiesų reikia ir aš iš tiesų noriu pavalgyti ir aš einu ir pavalgau ir aš nebeturiu to vidinio konflikto. Aš tarsi tą dalį supratau irgi, aš pažiūrėjau, kad jinai gal yra nelogiška ir man yra ramiau gyventi. Ne? Kitu atveju, jeigu pamatau, kad vis dėlto aš gal norėdamas valgyti bandau patenkinti kažkokį tai poreikį, tai tada tampa uždaviniu, kad ar tikrai aš noriu tą poreikį tenkinti per maistą. Ne? O tada jau atsiranda naujas uždavinys, o kaip aš tą poreikį galiu patenkinti savo gyvenime. Ne? Tam, kad aš nebūčiau įkaitas maisto, ne? Nes maistas trumpam man suteikia kažkokį tai jausmą, poreikio patenkinimą, bet jisai tampa ilgainiui ir priešu. Mes pradedam tada tarnauti tam maistui, ne? Ir tampam vis storesni, ne? Blogai pradedam jaustis. Tai ne koks pasirinkimas, ne? Žmogui. Tai tas sąmoningumas jisai padeda atrasti savo kelią, ne? Ir geriausia, sveikiausia mums. Ir niekas iš išorės negali pasakyti, kuris čia tas kelias ir konkrečiu atveju, kaip mums reikėtų pasirinkti. Mes tą turim atrasti patys.